Trečiadienio rytą Vilniuje į avariją papuolė policijos pareigūnai. Žirmūnuose į eismo įvykį pateko policijos tarnybinis automobilis Volkswagen Caddy. Avarija įvyko kiek seniau. Sudaužytas pareigūno automobilis. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Na, o visa tai įvyko ties Minties ir Apkasų gatvių sankryža. Na ir pirminę turime informaciją, kad susidūrimas įvyko, kai pareigūnai stabdė automobilį. Šis greičiausiai staigiai sustojo, na, o policininkai sustabdyti nespėjo. Ir įvyko štai toks susidūrimas, po kurio pareigūno automobilis jau yra sudaužytas taip, kad pats važiuoti nebegali savo eiga. Atvažiavęs yra evakuatorius. Jisai netrukus pakraus automobilį ir išveš, na, o kita mašina tikėtina jau išgabenta iš eismo įvykio vietos, kadangi jau nemažai laiko praėjo nuo eismo įvykio. Policijos automobilis jau keliamas ant evakuatoriaus, netrukus bus patrauktas.